Tai labas vakaras, kaip ir žadėjau, parodau pivot table su jau tvarkingais ir gerais duomenimis. Tai įsivaizduokit, kad jūs dirbat, pavyzdžiui, kokioje nors mokymų įstaigoje ir jums tiesiog atsiunčia tokius duomenis, kur yra mokinio, tarkim, vardas, pavardė. Kaip pavyzdys, čia, tarkim, kokia privati mokykla ir tada yra duomenys pamėnesiui, skirtingi mėnesiai, vat kaip matot, skirtingi metai ir, tarkim, reikia padaryti analizę, kiek valandų tų mokslų ar paskaitų tas mokinys išlankė, ne? Kiek jisai tose paskaitose dalyvavo, kiek valandų praleido, kaip pavyzdys, taip. Ir, pasižiūrėt, kiek gavo mokėjimų, tarkim, ten 160 valandų turi lankyti, ne? Ir kaip pavyzdys turėtų būti suma į mėnesį 600 eurų, ne? Bet jeigu nelanko, tada nemoka, arba ten nesumoka vieną mėnesį, tada perveda kitą mėnesį daugiau ir panašiai. Tai čia, aišku, į sumas tas galim nekreipti dėmesio, čia tiesiog padariau, kad būtų papildomas dar rodiklis ir kad jūs pamatytumėt, kaip galima visą tai sudėlioti. Ir tada, ta prasme, po šitų laikotarpių, čia yra 4 mėnesiai, kaip pavyzdys, reikia paskaičiuoti, tai ar tas vaikas permokėjo, tiksliau jo tėvai permokėjo, ar nesumokėjo tiek, kiek turėtų sumokėti. Tai imam ir darom insert pivot, pasižymim, kaip ir sakiau, visą tą lentelę, iki kiek yra duomenys, darom šitam pačiam lange ir štai atsiranda būtent tas toksai, kaip sakant, suminė lentelė, toks, šiaip tai lietuviškai vadinasi sukinys. Ir taip, mums, kaip ir minėjau, reikia pasižiūrėti, kiek kiekvienas vaikas lankė arba neišlankė tų pamokų, tai mes pasirenkam vardą, pavardę ir matot, kaip gražiai mums sudėlioja. Tada mums reikia pasižiūrėti metus, taip, nes metai yra skirtingi. Ir tada įsidedame ir mėnesį, nes taip pat ir turim 4 mėnesius tais skirtingais metais. Tai 2023 turim lapkritį, gruodį, 24 sausį, vasarį. Ir tada jau mums reikia skaičiuoti, taip, reikia suskaičiuoti, kiek yra lankytų valandų, tai mes ir dedam čia, kur yra values. Ir žiūrėkit, jis labai gražiai mums suskaičiavo lapkritį tiek, gruodį tiek, viso už 2023 metus tiek, sausį štai tiek valandų, vasarį tiek valandų. Parodė, kiek tas vaikas išlankė valandų. Mums taip pat aktualu, kaip pavyzdys, kad būtų ir skaičius, kiek praleista valandų. Ir tada jau ta lentelė padidėjo, taip gal ir nelabai gražiai. Ir matom, kad atsirado stulpelis praleista valandų. Tarkim, mes nenorim, kad čia mums sumuotų, tai mes galim atsistoti ant lentelės, einam į vadinamą dizainą viršui ir mes nuimam, kad nuimtų mums sumavimą ir tiek eilučių, tiek stulpelių. Na, mums nereikia tų sumų, tai tada galbūt taip gražiau atrodo lentelė. Ir ką mes kaip pavyzdys norim pasižiūrėti bendrą mokėjimų sumą ir įsidedam tai, kiek jis sumokėjo būtent, kaip aš sakau, už tuos laikotarpius, kokias pinigų sumas. Taip. Dabar ką reiškia, ką reikėtų toliau daryti ir, tarkim, ką dar galima būtų padaryti. Tai iš tiesų čia daugybė tų yra galimybių. Ir ką mes darom? Mes, pavyzdžiui, galim sumuoti ir pasižiūrėti, nes čia matot, tarkim, už lapkritį visas langelis. Aš dabar čia tų tokių detalių funkcijų nerodysiu, bet galima iš tiesų pasidaryti, kad tas lapkritis atsidurtų ir čia, bet čia jau tikrai jau tokia specifika yra. Tai galima, aišku, čia ir pasižymėti, jeigu labai norim, kad jau taip dabar aiškiau mums būtų. Taip. Tarkim, kaip pavyzdys, aš noriu pasižiūrėti, tai ar čia tos lankytos valandos plus praleistos valandos tikrai sudaro 160 valandų. Tai aš tada einu į analizavimo skiltį, aš pasirenku Fields, Items and Sets, pasirenku Calculated Field, kad man padarytų tą skaičiuojamą į langą ir pasirašau viso valandų. Ir čia mes kuriam formulę. Tai tada imam lankytų valandų skaičių, pridedam
praleistų valandų skaičius, čia būtinai reikia pasirinkti insert fields ir viskas prašo mus. Galim pridėti į lentelę? Galim. Jisai prideda, va čia vat atsiranda, matot, šito jau mūsų pivot pasirinkimo pusėje viso valandų ir mes sakom, ok, labai fine. Ir štai jis mums suskaičiuoja, kad taip, viskas teisingai, čia sistemoje klaidos kaip pavyzdys nėra, ne? Ir čia yra 160 valandų. Dabar jeigu mes, kaip aš sakau, norim pabandyti pasižiūrėti, ar, kaip aš sakau, tie sumokėti pinigai buvo, kaip sakant, teisingai, tai tada mums, aišku, reikia, čia taip, jeigu paprastai žiūrint, tada mes einam, kad padarom mes subtotalus. Aš tik tai čia žiūriu, iš kur jisai čia deda. Va, jisai kiekvienai grupiai susumuoja, tarsi visas tas sumas mūsų susumuoja už 2023 metus, nes kitaip ir negali būti, ne? Ir jisai susumuoja už 2024 metus. Gerai, mums čia padarė, mes, tarkim, pasitikrinom ir galvojam, kad mes norim truputį sutraukti tą lentelę, ne? Nes mums aktualu ten, tarkim, tos sumos, kaip pavyzdys yra. Tai tada mes galim tiesiog kažkurį iš tų laukų išsiimti, ko mums nereikia, kad, tarkim, matytumėm tik tai tas sumas susumuotas. Kaip, o čia biškį pakeliavau, tarkim, gauti mokėjimai, tai mums tada tiesiog labai gražiai supaprastino. Mes matom, kiek buvo kiekvieną mėnesį ir bendra suma buvo, taip. Mes, tarkim, galim įsidėti kažkokį tik tai lankytų valandų skaičių, jeigu mums reikia palyginimui, net, tarkim, kad matytumėm, kad sumuotų lankytą valandų 270, ne? O tarkim, jis turėtų lankyti ten už 160 valandų kartų mėnesiai 320 ir ten, tarkim, mokėti 1200, ne? Mes tą žinom ir matom, kad vat, išlankė 320, ne, bet sumokėjo 1400, o čia vėl tos 320 sumokėjo 1000, ne, tai vadinasi vienoje vietoje permoko, o kitoj nesumokėjo dar 200 eurų. Tai čia yra labai, sakau, toks paprastas pavyzdys, iš tiesų naudojama kur kas plačiau. Dabar kaip pavyzdys dar galiu parodyti tokį dalyką, kad kaip rodžiau ten su viršui filtru, tai yra, tarkim, daug tų duomenų, ne, čia tai yra jų nedaug, bet šiaip tai būna tikrai po, nežinau, tūkstančiais eilučių. Ir jeigu reikia konkrečiai kažkokios analizės tik tai kažkokio tai žmogaus, tarkim, noriu apie tą žmogų sužinoti, ne, bet kiek, tarkim, kaip pavyzdys, vardas, pavardė 3, ne, pasižiūrėti, kiek jisai ten, tarkim, lankė valandų, kiek jis ten praleido valandų, kaip pavyzdys, ne? Galim dėti ir ne taip, galim dėti va šitaip, tada jisai kitaip truputėlį pateikia tą informaciją, vat matot, jisai susumuoja čia viršui, galima suskleisti. Vien žodžiu, tiesiog parodau, kiek įvairių skirtingų opcijų čia yra ir kaip galima panaudoti. Galim netgi, tarkim, pasirinkti, galbūt čia vat, vaikai yra iš vienos šeimos, pasirenkam juos abudu, tada pasižiūrim, kaip vat, atrodo tas abudu tie skaičiukai. Vienu žodžiu, sakau, tiesiog noriu parodyti galimybės, kur yra tikrai kur kas paprasčiau dirbti ir nereikia net jokių formulių. Tai jeigu turėsit klausimų, rašykit, klauskit, bandysiu padėti.